Sveiki visi, Liepos 8 dieną pradedam Baltijos miškų tako žygį dviračiais paminti nuo Lenkijos pasienio iki Latvijos pasienio Skuode. Sėkmės mums. Back to the days when everything was wholesome. Somehow our souls weren't broken or withered away. Colors of my childhood. Atsiveria iš miškelio laukeliai, vėjelis šiltas, malonu važiuoti, temperatūra virš 20. Like you did before. Atokio apie valandėlę prie kažkokio upeliuko. Štai ir privažiavom paveldo objektą Trikamienis ąžuolas. Einam pasitikti žmonelės įkalnės žvyrkelis duobės. Yra ką veikti. Po 21 km maudynių vietą privažiavom, atsigaivinsim, atsipūsim ir minsim toliau. Įvažiavom į Veisiejus. Veisiejų centre esam, atokvėpis. Iš Veisiejų apžvalgos bokšto ežeriukai. Girdėjot Snaigyno ežero pavadinimą. Reikia pasistumti ir pėstute biškutį, smėlis. O mėlynų daug. Karštis koks 28. Reiškia karštoka. Bet užtat gražu. Priėjom Daugiakamienę liepą. Kiek suskaičiavau, 14 ar 12 kamienų. Privažiavom vieną ežeriuką, antrą įsimaudyt. Ežeriukas Google be pavadinimo. Švarus vanduo, šiltas. Atsigaivinom. Numinta jau 40 km. Atgaiva. Čia vadinas žemuogaujam. Pasirinkti žemuogių, atsikvėpti ir minti toliau link Druskininkų. Na, štai pravažiuota jau daugiau kaip 60 km. Iki Druskininkų liko maždaug 20. Privažiavom trečią ežeriuką. Vėl nepažiūrėjau, koks pavadinimas. Įsimaudėm trečią kartą. Užkandom. Šios dienos finišas įveiktas. Virš 70 km. Druskininkų kempingas. Palapinė pastatyta. Poilsis. Rytoj kilsim toliau. Pradedam antros dienos rytą. Išvažiuojame iš Druskų kempingo. Link Merkinės, link Alytaus. Judam į priekį. Let's go! Štai toks takelis nuo Druskininkų palei Nemuną, pušynų. Leidžiamės truputį prie Nemuno pažiūrėti.
10 km nuo Druskininkų, atokvėpio valandėlė. Pasitaiko į tokių atkarpų. Ženklinimus yra. Važiuojam žiogelius, gražus kaimelis, trasos ženklinimas ant stulpelio. Leisimės į apačią. Iš po gero nusileidimo būna ir tokių atkarpų. Štai į kalnę. Tuo leisimės. Nu ką, privažiavom dar vieną kliūtį. Upeliūkštis. Bandysime veikti. Kai didelė bekelė, tenka pasirinkti kitą variantą. Asfaltą. Dar vieną smėlėtą vietą stūmėmės. Temperatūra 29. Vaizdai viską atveria. Merkys. Vaizdas Merkinės piliakalnio. Nu štai mumis pasitiko pirmas lietus netoli Nemunaičių. Po žmogų prisiglaudėm pavėsiniai. Šeimininkas net nežino. Na štai nuvažiavom už Nemunaičio. Iš viso numinta 140 km. Gavom nakvynę sodybą po Osiu. Pailsėsim. Rytoj minsim toliau. Šioj sodybai buvo apsistoję nacionalinė ekspedicija. Mūsų apartamentai. Virtuvėlė. Pradedam trečią dieną nuo Nemunaičio link Birštono. Diena išaušo graži. Bus smagu minti. Alytus arti, Nemunas šalia. Prie Beždžionių kažkokį tiltą laimėjau.
liūtis. Vieną dviratį perkėliau. Matyt, čia žymiai nukritęs medis. Nu ką, einam apžiūrėti klebono akmenį. Laužavietė. Nu, ir klebono akmuo. Gražu. Nu, va ir mūsų tiltas. Per Nemuną kelsimės į Alytų. Nu, kapuosim į tiltą. O. Vieną dviratį išpompavom. Kitas liko ten apačioj. Nu ką, į Alytų papuolėm. Prakaitėlė išbėga nemažai, kol tos du dviračius laiptais iškėlėm. Alytus, dešinė. Stanislavą privažiavom, Alytaus rajoną. Tuoj pasieksim Punę. Noriu nusileisti truputį žemiau. O, koks vaizdas yra. Pietų pertraukėlė, po punios šaltinėlė. Kanal. Da, kur dviračius susinešti. Oho, į patį viršų. Nu, lipam Punios piliakalnį, bet dviračių nesikelsim į viršų. Apvažiuosim aplinkui. Piligrimų kelio dėžutė. Padarysim ir savo įrašą. Baltic Trails Lietuva. Nu ką, įsikurdinėjom Birštono kempinge. Trečia diena kaip ir baigta. Pietai, vakarienė. Bet nepalyginsi su Druskininkų kempingu. Neverta. Iš bėdos. Birštono fontanėlės. Išvažiuojam iš Birštono. Ženklinamas miško takas ir Kamino. Nemunas.
Link Kauno keliaudami sutinkom dar vieną keliautoją, Gertrūdą. Gal prisidengėt su tokiam dviem merginom? Jo, jie pėsčias. Aha, Bet taip keista, kai tiek ten ir labai mažai. Dviratukai ten. Vaizdas čia. Pagal maršrutą pėsčiųjų tiltas buvo ten remontuojamas link Gieso. Teko sukti atgal apie 3-4 km per Panemunės tiltą. Kelsimės į centrą per Nemuną. Privažiavom Kauno širdį, Kauno pilį. Prieš 2 metus taip pačiai vietoj su baidariais įlaipinom. Buvom nuplaukę 300 km. Dabar atvažiavom į tą pačią vietą, bet su dviračiais ir numynę 300 km. Na štai priplaukėme Kauno pilį. Nemunas ranka jau pasiekiamas. Baidarė prišvartuota prie kairio kranto. Einam, pasidarysim foto. Nakvynės vieta Kauno kempingas. Pasimaudėm, atsigavom. Nu, pagaliau išvažiavom iš Kauno. Judam link Kulautuvos. Ausiai malonu iš pamiesto širmulė. Judam nuo Kulautuvos link Vilkijos pagal Nemuną. Nu ką, atvykus prie Nemuno. Atvykus jau. Nu, iki Vilkijos 6,5 km. Mūsų žymėjimas miško takas, kurio važiuojam dviračiu. Forest Trail. Nu, iki Mėnulio kaip iki Berlyno atsiklaupus. Vilkinė keltas. Kelias palei Dubysą. Nuo Riogalos link Betygalos. Kelio žymėjimas ir tarp pievų yra. Taip kad, kas važiuosit, nepasiklysit. Kas būna, kai sodyba pasistato ant tako ir užsitveria pravažiavimą. Dar viena kliūtis. Upelis. Takas. Bet užtat atsiveria vaizdai. Tenka truputį ir pasistumti į kalniukus. Kur prieki da kalnas. Eina savo. Žmonai medalį reikia pastabą pakabinti. Paminklą pastatyti. Durnio lydžių visur. Štai ir pasiekėm Betygalos Beždžionių tiltą per Dubysą. 10 km tapėlis buvo labai sunkus. Dar viena privati valda. Kur nei pravažiuoti, nei praeiti. Čia nespygliuota tvora. Gerai dar, kad čia kažkoks pravažiavimas yra. Čia jau netoli Betygalos. Paliekam Betygalos stovyklavietę. Gandrus gandrauti. Varliauti. Minam. Tai visa informacija
miško tako regioninio Dubysos parko ženklinimai. Pakeliui sutinkam ir tokių gyvių. Privažiuojam Šiluvos koplyčią. Įvažiavom į Tytūnus. Tytūnų vienuolynas. Nu ką, kelionę kaip faktiškai ir pabaigėm. Prie Rėkyvos ežero dar iki namų 20 km ir bus 450 km numinta. Visos trasos neįveikėm dėl laiko stygiaus. Tad karpėlę gal damušim turėdami laiko. Žmona jau ilsisi.